Vau, labas rytas. Kažkaip slydau. Nu, bet žinokit, šilta buvo naktį man miegot. Nesvarbu, kad visa pledėjus. Laukiu, kol saulytė pakils ir tada ruošiuos. Kad greičiau įkaitintų, ištirpintų viską. Pristatau jums tušius bliūdus. Pavalgiau. Reik ruoštis. Almatį. Dar 106 kilometrai. Gerai. 104 kilometrai intensyviu eismu. Almatį atvarau. Stotelės gyvenimas. Pavalgiau. Dar lieka 80 kilometrų. Greičiausiai tamsuoj ten nusigausiu. Turiu užsibukinus nakvynę, tai tas motyvuoja. Privatus kambarys, 11 eurų. Žodžiu, žmonės čia, nežinau, važiuokit kelkraštis. Aš ne ant galvos važiuoju. Tai kur tu važiuoji? Blin, blek, ant galvos važiuoji. Pizdėts. Nu ir kur tu dabar nuskubėjai? Kur tu dabar nuskubėjai? Maž nepartrenkei dviratininką? Vat. Žiūrėkit, ruselis vos nenudaužė manęs, bet dabar va, prisiparkavo, sustoja. Gerai, aš irgi ne pati geriausia vairuotoja, su kamera rankoj, per spūsti, bet kartais negaliu nepasidalinti patirtim.
žinotumėt, kokią sumaištą turėjau pravažiuoti. Ai. Nu, ir kur man lysti? Nerandu nei tarpelio. Dar tokiam chaose neprisimenu, kada būčiau buvusi. Autobusas vos dabar ant galvos neužvažiavo. Tai yra antras jau čia. Ai, kokia nuotaikinga gatvė. Jo, čia paspirtukai irgi visur. Bet kas labiausiai man patiko, pastebėjau, čia yra viena firma paspirtukų ir prie jų yra pridėti šalmai. Naktinis pasivažinėjimas. Dar 5,5 kilometro. Kas čia daros? Kaip suprasti šitą kompoziciją? Tai atvažiavau į viešbučio kambariuką. Apžiūrėjau šitą čiužinį. Kaip visą laiką, profilaktiškai, nuo blakių. Nu ir žinokit, nepatinka man kaip atrodo, tai apsidrausti. Tai va, tokioje situacijoje, kai nežinot, ar yra blakių, nėra blakių, bet yra abejonė. Na jau esu pasimokiusi, turėjau 3 kartus. Ir žinau, kad geriau bandyti kaip įmanoma išvengti jų, tai jo, miegosiu be rūbų, kad po to viską galėčiau tikrai ramia širdim išsivežti, nes, nu, žinau, kad nelabai gal tokiom konstrukcijom laipiot, nu, šitą dar gal užlipti kažkaip, manau, bet nėra čia grinai užsiveisę, bet žiūrėjau, yra labai daug tokių dėmelių, grinai blakių šūdeliai. Tai, nekoks apšvietimas. Ne, iš tikrųjų labai pavargau. Paskutinius 20 km važiavau tamsoj. Mašinas kaip išprotėjusias, lėkė autobusai ant galvos. Viena tokia situacija buvo visiškai kritinė beveik. Kai parlėkė 2 greitasias iš galo, nu aš girdžiu irgi traukios, bet ant manęs vos autobusas. Ten manęs vos autobusas nepertriškė. Irgi pypin už galą, nu kur aš po to ten trauksiuos. Po to, tiksliai, rūselis viens irgi vos nenutrenkė. Nežinau, kas čia per mada yra Kazachstane lakstyti tais, net nerandu reikiamų žodžių, kelkraščiais, žvyrkelius. Įsivaizduokit, aš minu ir man dar pypin, kad pasitraukčiau, kur medžiais viršūnėm turiu skraidyti, išmokti, šokinėti, nežinau. Žiauriai pavargau, tai dabar miegoti. Susimatysim ryte. Dance, baby! Dance! Wow. Paspaudžiam šitą arba šitą ir tą vartelį. Ačiū.